Ačiū labai, kad sutikot susitikti, suradot laiką. Žinau, kad tas labai užsiėmė žmogus ir iš karto nevyniojant į vantą užduosiu tokį klausimą pats svarbiausia. Kaip man atrodo, ar yra kažkokia formulė, algoritmas arba kažkokia paslaptys, kodėl vieni tampa čempionas, kiti ne? Kadangi jūs esate čempionas, turite teisę atsakyti tą klausimą. Aišku, recepto, kaip tapti čempionu, tikrai niekas nepasakys, arba jeigu kas nors ir sakys, kad aš tikrai žinau, tikrai nėra 100% garantijos, kad tai ir įsipildys, nes tai yra individualūs dalykai ir individualūs keliai. Ir to galbūt sportas yra žavus, kad vienodų tų pasiekimų taip ir nebūna kaip žmogus, taip vis kiti pasiekimai, arba jie būna geresni, arba prastesni, arba vieni pasiekia rekordus, kiti būna šalia tų rekordų, o kiti besiekdami rekordų netgi baigia savo sportinės karjeras, taip kad tikrai sportas tuo ir žavus, kad jis yra nenuspėjamas. Bet procentaliai, kaip jūsų intuicija sako, kiek sėkmė sporte priklauso nuo talentų, apie ką visi šneka, ir kiek vis dėlto tai yra juodo darbo, arba ne visai juodo darbo? Talentas yra labai svarbu ir kada, daleiskim, susiduria du varžovai, kurie, vienas ir kitas panašaus pajėgumo, tai visada laimės tas, kuris turi daugiau talento, turi galbūt geresnį psichologinį pasirinkimą, galbūt yra geresnis kovotojas, tai visada tada ir nugalės. Bet šiaip talentas, kaip ir bet kokioj kitoj veikloj, taip ir ko gero muzikoje, ir sporte, ir versle yra talentas ir tikrai daug lemia. Procentaliai, aišku, čia būtų sunku išskirti, bet aš manau, kad tikrai nemažą dalį užima dalykas, tavo kaip tik tinkamumas sportui, tavo fizinės savybės, tavo psichologinės savybės, tai labai svarbu yra. Bet teko girdėti, kad labai dažnai talentingi žmonės turi vieną problemą, jie tinginiai yra. Ir kadangi jie pradžioj vis su mažesnių pastangų dėka pasiekia geresnių rezultatų, jie atsipalaiduoja ir žiūrėk kažkoks mažiau talentingas, po to pasivyra ir kaip jūsų. Matot, apie tingėjimą aš irgi esu tokios nuomonės, kad visi sako tingėjimas. Tingėjimas tai yra, kaip aš sakau, žmogaus apsauginė reakcija nuo persidimo. Ir pavyzdžiui, sporte tai labai svarbu yra žinoti savo organizmo ribas. Ir pavyzdžiui, kada tu iš tikrųjų esi pavargęs, tai organizmas nenori nieko daryti, jis nori ilsėtis, tai tau duoda signalus ir tu arba jos moki priimti, arba nemoki. Ir tas tingėjimas, kada tu, daleiskim, po sunkių kokios savaitės treniruočių pajauti didelį nuovargį, tau tingėsi, bet ką daryti, gal reikia ir patingėti. Aišku, reikia atskirti tik tai tą tinginį, kuris jau būna liguistas, galbūt chroniškas ir dieną ir kitą nenori ir trečią, tai čia aišku tie dalykai, bet tingėjimas tai čia sporte nėra jau toks visiškai smerktinas dalykas. Aš savo patirtim galiu pasakyti, kad irgi būdavo dienų po sunkių treniruočių, kartais net ir dieną, ir 2, ir 3 leisdavau savo patinginiauti. Ir po to tu grįžti vėl su energija, vėl darai ir treniruotės būna daug kokybiškesnės. Bet jeigu pasižiūrėti jūsų lygio sportininkus, vienas sportuoja ir kitas. Vis dėlto daugiau sportuoja tas, kuris po to pirmą vietą užima, ar vis dėlto tai yra svarbu ne kiek ilgai tu sportuoji, kaip tu treniruosi, kas vis dėlto? Taip, labai svarbu yra treniruočių kokybė. Visų pirma, vis tiek, ką tu per tas treniruotės darai. Yra sportininkų, kurie tikrai daug treniruojasi ir jeigu valandomis į parą, į dieną, galbūt kokias 5-6 valandas treniruojasi, po 2 kartus, po 2 valandas, galbūt rytais dar mankštas daro, vakarais dar kokius tempimo pratimus daro, tai ir tas, kuris treniruojasi kokias 2 valandas į dieną. Ir kartais galbūt tu daugiau padarai per tas 2 valandas. Aišku, čia nelyginant kokios sporto šakos yra, bet jos galbūt skiriasi. Bet tas, kuris mažiau treniruojasi, bet jis padaro tiksliai tą, ko reikia. Ir daugiau visą laiką duoda organizmo ilsėtis. Tai kartais tai pasiekia daugiau rezultatų. Taip ir vadinami. Yra sporte darboholikai, kurie daug dirba, daug treniruojasi, tai rezultatai vidutiniai ir nebūna to proveržio. Ir tie, kurie ten ateina, lyg ir ten mažai ką daro, bet jie moka susikaupti, yra tvirtas charakteris pas juos ir ką jie varžybose pasiekia puikus rezultatus. Tai jūs turbūt prie antros kategorijos daugiau. Aš, matot, irgi buvo mano toks sportinė karjera tokia gan ilga buvo ir aš profesionaliam sporte, galima sakyti, aukščiajame sporte išbuvau 20 metų, tai yra lengvai atletikai, ypatingai metimų srityse, tai yra tikrai labai
ilgas laikas, nes tai vis tiek lengvoji atletika yra susijusi daugiau su turi būti išlavintos greičio savybės, o kaip žinome, su amžium tos greičio savybės jos vis lėtėja, tai man pavyko išlaviruoti. Tai galbūt dėka to, kad aš irgi, kada buvau jau tam aukščiausiam savo pakilime eilę metų, nesistengiau dar siekti daugiau. Aš mačiau, kad mano varžovai ten kažkiek atsilieka. Jie, kai sako, jiem dar metro kito trūksta ir aš savęs nespausdavau, kad dar pasiekti daugiau. Ir galbūt būtų buvęs klaidingas tas mano toksai noras pagerinti rekordą. Nes ką reiškia pagerinti rekordą? Tai reiškia, kad tu dar turi daugiau dirbti. Dar daugiau kažkokios daryti apkrovas. Ir ko pasiekoju, gali viskas baigti traumomis ir nei rekordų, nei tavo karjera toliau tęsiasi. Taip kad irgi labai turi žiūrėti, kada tu... Kai sako, irgi kai bėgi, geriau pasižiūrėti, kur yra varžovas ir jeigu jau nereikia labai greitai, tai šiek tiek lėčiau gali prabėgti tą, bet būti čempionu. O jūs vidutiniškai kiek per dieną treniruodavotės? Įvairiai būdavo, irgi treniruotės nebūdavo mano labai ilgos, irgi aš taip stengdavausi maksimalaus darbo valandą vienoj treniruotėj, tai čia kokios 2 valandos tokios rimtesnio darbo per dieną. Tai daugiau aš jau neskaitau, ten apšilimas, tempimo pratimai, tai čia toks, kaip jau sportininkui, kaip maistas. Mokslininkai bandė tyrinėti, kuo skiriasi treniruotė čempionų ir lyginus su kitų sportininkų, kurie neturėjo tokių rezultatų. Taip pat muzikantų treniruotės ir paaiškėjo, kaip tvirtina mokslininkai, jūs pasakysite ar taip ar ne, kad skiriasi labai kokybė. Ir vienas iš svarbiausių dalykų tai yra sąmoningos treniruotės technologija. Reiškia, aukščiausio lygio sportininkai, jie daugiausiai laiko per treniruotę skirdavo tam dalykui, kuris, priversdavo jos kažko tobulinti, naujų dalykų. Plus jie tai darydavo labai preciziškai, padalindavo į elementus, suskaldavo, lėtai, žiūrėdavo kaip video atrodo, žiūrėjo geriausių. Tai vadinasi sąmoninga praktika. Jie prieš pradant treniruoti atlikdavo briefingą, paruošdavo, po to pilnai pasinerdavo, kad ir trumpam laikui, bet giliai ir po to debriefingą analizuodavo su treneriu arba savarankiškai. Tuo metu, kai paprasti sportininkai, jie dirbdavo, pagrindę pakartodami tai, kai jie ir tai moka, palaikydavo formą. Kaip jūsų atveju, ar sąmoninga ta praktika? Ja, tai aš galbūt irgi vis tiek ta mano karjera buvo jau gerokai prieš, vis tiek ten mano tie metai buvo 96 metai, 2000-ieji, tai sportinis mokslas Lietuvoje, jis nebuvo tiek pažengęs, kad duotų tokios rimtus kokius tai patarimus. Tai, bet šiaip aš... Treniruotės mano, jos nebūdavo monotoniškos metai iš metų, dešimtmečiai iš dešimtmečių, jos iš tikrųjų keisdavosi ir aš visada stengdavausi arba kiek maksimaliai vienas sportinis sezonas pasibaigė, ateina kitas sezonas, iškart numatau kokių 30% pratimų pakeičiu kitais. Ir tų, kur daleiskim darydavau, ten jau tų kažkada prieš tai buvau stiprus tuose pratimuose, visai paimu kokius tai kitus pratimus ir stengiuosi tuose pratimuose, kitaip. Ir tu vėl iš naujo, net bunkino to, galbūt grįžti po kokių metų prie tų pratimų, kuriuos jau esi primiršęs vėl kuriuos darydavai, bet visada stengdavausi atnaujinti sezoną ir pasirišimą naują, kokių 30% įdedu vis naujo to tokio. O kas liečia, apie metimo techniką, tai irgi metimo technika tai yra irgi toksai labai svarbus mūsų sporte, labai svarbi dalis, nes ko gero metimo technika yra pagrindinis, tavo kaip tas pagrindinis dalykas, kurį tu turi maksimaliai ištobulinti. Ir aišku, metimo technikoje ten tobulumai ribų nėra, visą laiką gali tobulinti ir ten, matot, kaip ir tas pats metimas į krepšį, aš nežinau, ko gero, irgi ten gali tobulinti labai ilgai ir ten visaip ir o disko metime, kuris trunka 1,5 sekundės ir tu nori pakeisti arba kad patobulinti kažkurios ten milisekundės dalyje, kur ten tas judesiukas labai nedidelis ir trumpas, tai čia labai sudėtingai yra visai toj grandiniai kažką tai pakeisti. Bet stengdavomės daryti, tai aišku buvo ilgas laikas, kad aš treniravausi vienas. Labai gerai, kad jau tuo metu atsirado tos nedidelės filmavimo kameros, tai aš sustatau tas filmavimo kameras ir visus metimus filmuoji. Ir paskui, aišku, ten žiūri, bandai analizuoji, kažką bandai pakeisti.
Kartais labai man patikdavo treniruotis su kitais sportininkais, su kitų šalių sportininkais, daryti bendras stovyklas. Tai vien dėl to, kad pasižiūrėti, ką kiti daro, visada žiūrėdavau ir tikrai daug ką įsimindavau, daug ką užsirašydavau ir, pavyzdžiui, kitų metų pasirengimo laikotarpį arba dar kitų, visada ką nors įterpdavau. Nes, šiaip fantazija labai greitai baigėsi, nes tų pratimų tikrai nėra daug, kurios gali daryti ir paskui tau kažkaip taip patobulėti. Taip, kad aplinkui reikia žvalgyti, žiūrėti, ką varžovai daro ir galbūt kas tai tinka įterpti. Irgi, aš manau, nėra blogai. O kas padėjo jums išlaikyti tą motivaciją? Vėlgi, tyrimai rodo, kad tų sportininkų, kurie išlaikė ilgą tarpą, tai jų pagrindinis, toks antirutininas būdavo, kad jie kiekvieną kartą, truputėlį geriau, truputėlį kažkaip greičiau, gudriau, dar tokiu būdu kiekvieną treniruotę, kažkaip naujai skambė. Čia, ką jūsų patirtis rodo? Kaip jūs išlaikėte 20 metų? Ja, tai man irgi ta patirtis tokia labai, kaip sakyčiau, keista galbūt šių dienų sportininkams, nes irgi pradėjau treniruotis, taip jau rimčiau treniruotis, kada atvažiavau į Vilnių, tai buvo 91 metai, ar 90 netgi metai. Lietuva atgavo nepriklausomybę, aš jaunas perspektyvus sportininkas atvažiuoju iš Panevėžio į Vilnių, sportuoti. Rezultatų gerų nėra tokių, už ką tu galėtum gauti finansavimą, o kadangi viskas labai keitėsi ir ten tik patys geriausi sportininkai galėjo būti aprūpinami šiek tiek geriau, o ką mes tokie jauni perspektyvūs, kaip ir tų finansavimo neturėdami, reikia turėti darbą. Tai aš pradėjau dirbti vadovybės apsaugos departamente ir iš tikrųjų ten gal kokie metai, 2 metai buvo, tai daugiau darbas, o treniruotės buvo visiškai šalia. Ir kada ten jau pavyko paskui jau vėlesniais metais pradėti derinti ir tarnybą, ir treniruotės, ir tada aš jau vėl grįžau treniruotės. Tai taip gavosi, kad pusę metų aš būdavau sportininko, o pusę metų būdavau pareigūnu. Tai įsivaizduoju, tai yra 2 veiklos ir jos yra tarpusavėje skirtingos, nes ten visiškai kiti dalykai ir sakyčiau, pagrindinis galbūt mano ilgaamžiškumo receptas buvo tai, kad visus 12 mėnesių aš buvau užimtas. Ir tos 2 skirtingos veiklos, atsibosta sportas, jau ten baigėsi varžybos, tu tapai čempiono olimpinio ir vėl tu grįžti į departamentą, vėl tu eilinis pareigūnas, kuris vykdai tam tikras funkcijas ir ten visai kitoks treniruočių pobūdis, visa kita, vėl kita veikla, kitoks galvojimas. Ir vėl tas kelis mėnesius tu ten būni, paskui grįši ten ir tas gaunasi tas veiklų kaitaliojimas, tai man buvo ant tiek į naudą ir ten tarpusavėje tu pasiilgsti, atsibausta departamente, vėl nori grįžti sportuoti, ten viskas grįžti sportuoti, vėl laukia, kada vėl tu ten grįši, ten kažkokią tą veiklą pakeisi. Tai labai gerai, psichologiškai labai gerai, iš karto tu tampi nepriklausomas, ten, kadangi psichologiniai užsiėmimai pas mus departamente ten būna irgi tam tikri, irgi tokie, kur ten irgi keista, tai paskui netgi tuos tokius psichologinius dalykus, net ir pas save sporte paskui pradėjau naudoti, net ir tu matai, kaip varžovas atrodo, ką jisai gali, ką jisai ten iš viso, kaip pasirengęs, kokia jo būsena, jeigu labai gerai jaučiasi, tai galbūt jį gali apkabinti. Biško tiesa, atpalaiduoti. Tai visokių tokių būdų yra. Bet tai sakau, labai padeda, o dabar aišku, sportininkai yra, kas rimtai pasirinkę sportininko kelią, dažniausiai eina profesionalo keliu, siekia iš to gyventi, bet vis tik tai jaunimui galima patarti, kad jisai tikrai turėtų tam tikrą veiklą, aš manau, bent jau kol, aišku, vidurinė mokykla, tai čia be jokios abejonės, bet jau turėtų siekti kokį tai mokslą, universitetai. Aišku, gaila, kad pas mūsų universitetai šiek tiek galbūt yra apleidę sportą ir derinti mokslą ir sportą nėra taip paprasta mūsų universitetuose, kaip mes matom pavyzdžiai užsienyje, tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tai yra puikiai suderinama dalykai ir veiklos ir ten puikiai gali save realizuoti tiek mokslo, tiek sporte ir viską derinant. O aišku, paskui po jau to visų mokslų turi rinktis, ar tu eini profesionalo keliu, jeigu matai, kad sporte tau gali sektis, tai gali žengti arba jau tada užsiimti tą veiklą, kuri tikrai duos naudos.
kaip jums užėjo noras, kiek jums buvo metų, kaip jūs startavot? Nes dabar vaikams sunkiausia yra tiek veiklų, atrodo, ir ginčiasi, ar tėvai turi versti vaikus sportuoti, ir jeigu taip, tai ar rimtai turi versti, ar jie turi išbandyti visas. Kaip jūsų kelias? Mano kelias buvo kaip nors ištrūkti iš kaimo. Iš to sovietinio, seno, nedidelio kaimo, kažkur ištrūkti toliau už kaimo ribų. Tai mano prasidėjo kelionė į sportą ir šiek tiek, kažkaip tai vis tiek tuo metu, tai čia kalba eina apie kokius 83, 4, 5 metus, tai buvo dar gudus sovietmetis ir tuo meto kaimuose, kokios galėjo būti pas jaunimą pramogos. Tai yra, čia sportas man būdavo kaip išganimas, bet tai tą sportą galėdavom užsimti tik tada, kada jau tėvai leisdavo ir ten visus nuo ūkio darbų ir taip toliau, nes ten ūkio darbai ir ten sunkus tie ūkio darbai ir ten šieną ruošti ir ten malkas pjauti ir ten visokiausių tų darbų būna. Tai kada jau po visų tų darbų išvargę, mes dar eidavom sportuoti po to jau ten iki vėlyvo vakaro, kol matydavosi, tai mūsų nei versti reikėdavo, nei kažkaip tai tėvam, kaip tik tėvai varydavo, sako, eikit ilsėtis, nes ryte 4 valandą reikės keltis, eiti šieno pjauti, o mes dar ten 12 valandą dar laukia futbolo žaidžiam. Tai tokia buvo mūsų patirtis ir ta meilė sportui, o vėliau atsirado galimybė studijuoti, mokytis Panevėžio sporto mokykloje internate. Ten jau ta tokia daugiau sportinė pakraipa, derinant su vidurinio mokslu. Tai iš tikrųjų buvo, jau galtinai pasirinkau, kad pamačiau, kad galiu būti sportininkas ir labai jo norėjau būti. Nes kas tuo metu nenorėjo būti sportininkais. Tai buvo kelios profesijos tokios, viena iš jų kosmonautais, ten po to būdavo sportininkai, nes pas mus tikrai ir krepšinis buvo labai aukštam lygiai. Ir aš norėjau būti labai krepšininku, bet dėja, jo netapau. O netapot kodėl? Neturėjau talento tam, ar neturėjau? Turėjau labai didžiulį norą krepšiniui. Ir netgi yra tokia istorija, kada atvažiavau į Panevėžio sporto mokyklą, internatą mane pakvietė. Tai buvo 85 ar 6 metai. Ir tada aš, nors mane pakvietė į lengvąją atletiką, bet aš kažkaip pilnai nesupratau to, kad mane pakvietė. Aš galvoju, mane pakvietė į sporto mokyklą internatą ir ten aš pasirinksiu kokį sportą noriu. Aš atvažiavęs, sakau, žaisiu krepšinį. Ten mane užrašė į krepšinį ir kitą dieną nueinu į krepšinio treniruotės. Tuo metu iki to laiko aš buvau žaidęs kaime tik tai ant medinių, ant tų paprastę kaime, ten tokia žvyras, nežvyras, ant to paprastą krepšį prikaltą prie durų, prie sienos pastato, tai mano krepšinis buvo. Ir tuo metu nueinu į krepšinio treniruotės, o ten mano amžiaus, bendramžiai jau visi vaikinai buvo surinkti geriausi, žaidė savo amžiaus rinktinėse Respublikoje, Lietuvoje. Ir aš ateinu visiškai nieko nežaidęs ir tuo metu buvo šviesios atminties treneris Raimondas Sargūnas, pro kurio rankas praėjo visos geriausi mūsų krepšininkai Lietuvos, visi vaikai beveik yra žaidę. Tai įsivaizduokit, ką turėjo manyti treneris ir pamatęs mane, kuris net nežino, iš kur aš čia galėjau kaip atsirasti. Aišku, ten po mėnesio išaiškėjo ta visa tokia mano gaulė, nes aišku, meistriškumas viskas skyrėsi. Mūsų, tai paskui išaiškėjo, tai mane grąžino jau tą lengvą atletiką. Treneriui labai palengvėjo. Nors po to jau kada jisai baiginėjom sporto mokyklą, būdavo tarp klasinės varžybos tarp klasių. Ir mūsų klasė nebuvo krepšininkų, ten kita C klasė buvo krepšininkų. Pas mus žaidė gal 2 krepšininkai ir daugiau ten lengvaatlečių. Ir mes aplošėm krepšininkų klasę ten tarp klasių. Ir man labai gerai sekėsi, aš centru žaidžiau ir tada jau ir krepšį galėdavau įdėti viską. Tada Sargūnas kaip tik matė tas varžybas, tai jisai mane pasigailėjo. Nežinau, ar ten pasigailėjo ar ne, bet ten yra tokių ten kitiem treneriams sakęs, kad čia, ar tikrai čia tas pats. Bet tokia, sako, kad, pavyzdžiui, Michaelas Jordanas vienoje srityje, kur buvo žvaigždė, bandė kitose srityse nelabai. Kaip ar yra sportininkų, kurie gali būti ir čia patys geriausiai ir kitoje srityje? Ar vis dėlto yra siaura specializacija? Sportinėje srityje, matot, šiaip
pačiais geriausiais būti, jeigu tai yra labai populiari sporto šaka, yra didžiulė konkurencija ir visa kita, tai iš tikrųjų labai sudėtinga yra. Aš manyčiau, kad labai būti. Nors yragi ten išimčių ir man atrodo yra olimpinių čempionų tiek vasaros olimpinėse žaidynėse, ar tai sprinterių, ar dar kažkur, ir po to yra, pavyzdžiui, bobslėjui. Žiemą dalyvauja ten, kur didesnė komandinė, tokiuose yra, bet individualiuose aš net ir nežinau, ar yra tokių, kurie galėtų skirtingose sporto šakose, nes aš nežinau, ar tai įmanoma netgi. Nes ten, pavyzdžiui, lengvoje atletikoje tai yra tokių buvę, kad ir diską, ir rutulį ten, arba tam tikras distancijas bėga 100, 200, bet tai čia yra labai jos panašios ir giminingos, bet šiaip pasaulyje tai sudėtinga yra, nes tam, kad taptum geriausiu, tai turi turėti ne tik talentą, bet ir tam tikrą stažą treniruočių. Ir jų paprastai reikia labai daug. Mokslininkai teigia, kad yra toks magiškas skaičius 10 000 valandų. Tam, kad turėti galimybę išeiti kažkur. Tai yra apie 7 metai kasdieninės treniruotės, kaip jūsų sporto šaka. Bet aišku, po to paaiškėjo, kad jeigu labai didžiulį konkurenciją, tai 10 000 neužtenka, reikia 20 000. Jeigu mažiau, tai... Čia vėl priklauso nuo to, kaip tu turi talentų, kaip tu sutvertas tai veiklai, nes dabar irgi turiu naujos patirties, jau turiu kur keletą metų, tai baigęs savo 14 metais karjerą disko metimo sektoriui, pradėjau žaisti golfą. Tai čia irgi atrodo, iš pradžių lyg atrodo, kas čia yra, o po to vis tik tai tikrai labai tokia sporto šaka, kuri jeigu tu nori būti bent jau neblogas, turi dėti daug pastangų ir ten vis tik tai irgi ten kalba apie tai, kad tu turi kiek padaryti smūgių, ar 20 ar 30 tūkstančių smūgių, tam, kad pradėtum suprasti, kaip reikia smūgiuoti, kažkiek valdyti ir taip toliau, tai įsivaizduojat. 20-30 tūkstančių smūgių, tai su ta lasdelė, tikrai 300 smūgių padarai, jau tau šonai skauda. O kai reikia ten tokį kiekį surinkti, tai tikrai daug yra. Teko suskaityti, kad viena Amerikos futbolo žvaigždė, bandydama pagerinti savo ne dešinės kojos, bet kairės kojos, tai pradėjo treniruotis ir jam teko padaryti 3 milijonus smūgių, kad ten kažką sugebėti. Tai čia amerikiečių futbolo? Jo. Tai vat, o kiek jūs prasisukot, kart nebandėt skaičiuoti maždaug, kiek jums reikėjo padaryti? Tai čia vat ilgiausiai užtrunki, kol randi tą tikrą to, ką tu nori. Nes ten, pavyzdžiui, tų blogų metimų daryti, tai aš netgi būdavo tokių treniruočių, jaučiu, kad neišeina, tai kartais net ir geriau, aišku, ten priežastys būna nuovargis, ten dar kokių nors minčių galvoje ir tau jauti, kad nesigauna, tai tada geriau net jau ir nedaryti, nes tu blogai darydamas pakenksi, o vėl kitą dieną ateiti, vėl bandyti daryti. Aišku, jeigu ten jau paskui visiškai nesigauna, tai viskas stoji, tada ir nuo A vėl pradedi mokytis. Vėl viską praeiti. Bet šiaip aš stengdavausi, kada jau tau viskas gerai, tas metimo technika būna pakankamai gerai įvaldyta ar gerai jauti įrankį, tai daug metimų nereikia daryti. Tu tik pasikartoji ir tiek, o ateina varžybose, tada tu ten meti. Tai aišku, daugiausiai metimų padarai to tada, kai išmoksti. O kai moki, jau tik tai pasimankštini, jauti jau kaip viską daryti ir tiek. Stebint įvairius trenerius, teko pastebėti, kad jos galima visus suskirstyti į 2 grupės. Vieni labai ramus, o kiti rėkia. Ir bara tos sportininkas net labai smarkiai bara. Ir teko pasakyti, kad tai yra tampa kaip ir mada, kai kurie net bando pasakyti, kad tai yra labai toks svarbus pedagoginis momentas, kuo daugiau apšauksi tą sportininką, tuo daugiau iš jo kažkas gero. Kaip jūsų manymu, tas rėkimas, ta agresija prieš tą sportininką, ar tai yra geras metodas? Pavyzdžiui, pasižiūrėk, kaip krepšinėje mes matom, kaip treneriai tenais. Taip. Tai yra įvairių trenerių, tai yra, kurie ir ten galbūt toną pakelia, bet yra trenerių, kurie labai ramiai, bet jie tai pasako, kad visiems pasidaro aišku ir daro tai, ką... Aš manau, čia vis tiek jau irgi, kadangi komandos tai yra daug įvairių žmonių ir ten visus suvaldyti, galbūt vieniems reikia viski paraginimo rimtesnio, kitam tik pastabą pasakai ir jis jau žino, kur yra ir jis jau daro kaip sraigtelis tai, ką reikia.
Tai matyt pagal tam tikras situacijas, bet šiaip aš gal manyčiau, kad treneris, kokio būdo yra, tai aš nemanau, kad ten reikėtų specialiai kažkaip tai. Gal čia ir yra koksai toks galbūt žaidimo forma, kaip ir aktorystė, kur reikia lyg ir atrodyti geriau, tvirčiau, galbūt ir tą stipresnį garsą išleisti, galbūt. Bet jeigu tu supranti, suvoki, nes esmė yra, jeigu ten kas tai žaidime nesigauna, tai yra tam tikros priežastys, tam tikros klaidelės, kurias ištaisius vėl viskas stoja į savo vėžes, tai tą patį galima tyliai pasakyti, jeigu ten patys sportininkai galbūt pasimetė, nesupranta arba dar nepradėjo žaisti, tai gali jiem perduoti dar viskas. Kokią formą, gal net ir užrašyti, duoti, pasiskaityti ir žino ir daro. Tai sportininkas profesionalas, jis turi būti, kaip ir aktorius jam davė rolę, jisai turi tą atlikti, ir gerai atlikti. Tai jeigu kas negerai, tai filmuoja iš naujo, o krepšinėje ta varžovas už tai, kad primeta taškų, tai jau tos net suksi juostelės. Tai aš manau, kad visaip galima, čia nuo žmogaus priklauso, nuo trenerio priklauso ir svarbiausia rezultatas, ko gero, o kaip jisai pasiektas, tai svarbu nepažydinti. Po to galima ir atleisti, ne treneriui, jeigu geras rezultatas. Aš manau, kad ten pykčiai labai greit paeina, jeigu rezultatas geras, o šiaip aš nežinau, pavyzdžiui, galbūt merginų komandose, tai aš nelabai suprasčiau to trenerio, kuris ten taip labai agresyviai merginų tarpe reiškėsi, tai kaip tik ten turėtum, bet, nežinau. Čia jau komandinės sporto šakos, galbūt jos geriau žino. Bet aš būčiau šališkas taktiško tokio bendravimo. Psichologinis paruošimas. Nepaslaptys, kad kuo toliau vis daugiau dėmesio skiriama psichologiniam pasiruošimui, kodėl tai, kad fiziniai duomenys jau daugmaž, kaip mokslininkai teigia, apie 90% jau iš kūno mes ką galėjom ištraukiam, belieka tik tai dar iš galvos ištraukiam. Iš tenais labai sunku ištraukti, nes mažai kas žino, kas ten dedasi. Kaip jūsų manimo? Ką reiškia geras psichologinis paruošimas, kas tu turėtų užsiimti ir aplamai, kaip gali sportininkas save psichologiškai ruošti, kas tai yra? Žinokit, kaip galbūt ir nustepsit, bet aš esu dar, kaip sako, toje srityje, naujokas, nes tuo metu iš tikrųjų, kad aš tų geriausių rezultatų pasiekdavau, nes, apie psichologo pagalbą 90, kokiais 6, 7, 8 ir tais 2000-aisiais, aš nežinau, ar čia Lietuvoje buvo sporto psichologų, arba užsiimančių tą veiklą, tai iš tikrųjų tais laikais nebūdavo ir pas mus dar kaip tai psichologai, aišku, mes girdėdavom, kad yra kokios tai grupės žmonių, ten kitose komandose, ten atvažiuoja, kad irgi ten kaip ir kineziterapeutai, kaip ir gydytojai, taip ir psichologai važinėja, lyg ir yra tokie, bet mums tai daugiau asocijuodavosi, tu pasakysi draugui, kad man reikia psichologo, tai galvoju, reikia vasaros 5 ar kur ten pilna psichologų ir tu ten gali bendrauti, tai tuo labiau tai galbūt atrodytų nevyriška, kaip vyras, nesusitvarkai čia dabar su tais dalykais, bet matyt, kad tai yra labai svarbu, nes ką pasaulis tai naudoja. Lietuvoje jau irgi dabar yra, nežinau, bet atrodo, dar nėra daug labai sporto psichologų, bet tai nemanau, kad jis tikrai turi padėti siekti rezultatų ir sakau, tik negaliu čia papasakoti labai daug. O kaip jūs susitvarkyti? Tai yra nervai, tai yra visas pasaulis žiūri, o tau čia pusę centimetrų atrodo. Tai aš sakau, man labai padėjo būtent darbas vadovybės apsaugos departamente ir pas mus irgi buvo psichologiniai visokie užsiėmimai, kaip ten, pavyzdžiui, atsitinka kažkas ir kaip tau čia ne kažkur lenktis, ne kažkur ten, kažkur tu turi saugoti žmogų dar kažkaip ar ten visą kitą. Tai tie užsiėmimai, jie tokie, viskai iš kitos pusės pažiūri į save. Ir aš kartais irgi ten jau olimpinėse žaidynėse visi vaikšto, visi ten supykę, ten visi kur žiūri. Aš ten jau pasižiūrinėjau. Pagetas 0,07. Ne. Ir ten, tas, kaip kiti elgėsi, pavyzdžiui. Ir tu net nepajauti, kad tu neturi to jokios kažkokios, tokio, kaip ten drebulio tokio ar kažkokio, tai jaudulio tokio nėra. Kas čia tokio, kiti žiūri jaudis, gerai, tu jaudinėsi, gerai, čia dar ką nors ten jie prie jo parodai, ką nors, kad aš stiprus, arba ten kaip nors. Labai yra psichologija, geras pasirodymas, ką reiškia disko metime, pavyzdžiui, irgi, tai
psichologiškai stipru, aš sakyčiau, kad yra pirmų bandymų numesti tiek, kad kitiems pasirodytų, kad jau nebeverta varžytis. Jau visi važiuoja namo. Yra. Čia, tarp kitko, irgi teko man, aišku, kada tu esi gerai fiziškai pasirengęs, jautiesi, arba tu jauti, kad tavo varžovas galbūt yra kažkur už tave šiek tiek stipresnis, tai tau reikia kažkaip tai nelaukti, kol jisai parodys viską, ką gali ir paskui jį paimti. Tu turi pilnas tada atakuoti, turi pulti ir daryti. Tai vienas pavyzdys toksai galbūt yra, kada tapau pirmą kartą pasaulio čempionu Paryžiuje. Ir tuo metu toks Robertas Fazekašas buvo labai stiprus sportininkas, stiprus mano varžovas ir jo rezultatai rodė, kad Paryžiuje jis iš principo turėtų laimėti. Aišku, ten jau vėliau, ten metai po tik sužinojom, kad jis šiek tiek apgaudinėdavo, ten pažeidinėdavo tam tikras sportininkų, ten vartojo dopingą ir taip toliau, visus tos dalykus. Bet tada dar buvo neaišku ir būtent tais metais mes jau prieš pagrindinės varžybas, jau prieš išvedant į stadioną, ten padarė apšilimą, jau visi susirenkam, tai visi 12 žmonių, kurie dalyvauja finalinėse varžybose. Matau, jisai piktas, raudonas visas, jau matau užsikūręs, čia nieko gero nebus. Ir aš ten jau išeinant į stadioną, prieinu prie Roberto, apsikabinu, sakau, Robertai, sakau, matau, tu labai stiprus, tau didelė sėkmė šiandien, kad viskas gerai pasirodytų, kad viskas gerai pavyktų tau. Mes išeinam jau į tą ir aš tada mečiau 3 numerį, man atrodo, Robertas šiek tiek vėliau, ir viską kiek galėjau, aš to bandymų pirmų numečiau 69 ir paskui kiek jis besistengtų, jam pritrūko ten šiek tiek daugiau nei pusę metro. Ir aš tapau čempionu, jisai antras. Tai, nežinau, ar čia padėjo, nepadėjo, bet tokie paprasti dalykai, ašgi draugiškai. Tai, čia yra. Labai atsiprašau, man tai prenda kaip Švarcnegeris, paskui kaip jisai prieš varžybas, prie pačių geriausių prieidavau irgi apkabindavau ir sakydavau kažkaip, jeigu ateidavau pas mane, o pas tą žmogų dingdavau. Stresas, visiems prieš išeinant yra stresas. Ir yra manoma, kad tas stresas, jeigu tu jo nejauti, yra blogai, nes nemobilizuojamas. Pas jūs yra, būdavo tas stresas, jo. Taip, ir jis varžybinis jaudulys, aš kaip sakydavau, varžybinis jaudulys, jis turi būti visą laiką. Ir kada čia buvo vienas toks etapas mano karjeroje, kada jau čia kokių buvo gal 30 varžybų, ar tai mano rekordas yra 38 varžybos iš eilės laimėtos. Iki to laiko buvo 30, vienas pralaimėjau ir paskui 38 dar nepralaimėjau. Tai ateina tos, atvažiuoja į varžybas, kokias ateina tos momentas, tam lygiai turim tų varžovų niekur nėra. O aš visada laikausi principo, kad jeigu atvažiuoju į varžybas, turiu parodyti maksimaliai gerą rezultatą. Aš negaliu ten bet kiek, ten galiu 5 metrais mažiau numesti, bet vis tiek laimėsi, bet manęs tas netenkina. Tai aš noriu padaryti rezultatą toks, koks yra. Ir atvažiuoju į varžybas, žiūriu, nieko nėra, oro didelio nėra, mesti nėra, reikia numesti, žmonės susirinkę, vis tiek, kaip aš čia atvažiavau ir ten rezultatas, mane atspindi, ir aš tai šiaip ne taip, ten kokiu 5 bandymu, aš jau ten tą rezultatą pasiekiau, bet būna labai sunku. O kada atvažiuoja į varžybas, varžovai tokie irgi atrodo, tada viskas gerai. Tada jau kovot gali, o čia yra tokių momentų, bet turi rasti jėgų, stresas jis reikalingas, kada būna tas jauduliukas, per didelis jauduliukas, irgi kitas kažkas. Arba būna pas kurios jauduliukas prieš 3 dienas, arba ten, pavyzdžiui, olimpinės žaidynės, tai tu jauti ateina jau prieš savaitę, prasideda jau tas toksai, jau ten gauni aprangą, ten kažkur ten kelionę ruošiasi, ten įsijungi, kur ten televizija, tai ten olimpinės žaidynės, tai ten važiuos tie ir tie, ten pretendentai tie ir tie į medalius, tai tas sportininkų jau. Tai aš stengdavosi iki varžybų, viskas televizorius nežiūriu, spaudos neskaitau, internetas jau paskutiniais metais išjungtas. Ta prasme, nesinaudoji, nelendi, eini, važiuoji kur nors čia stovyklauti į pamiškę kokią. Ramiai, kad nieko su savim pabūti ir ten nesivelti jokios tas, nes kiekvienas toks savęs lyg ir pagalvojimas apie kokį tą svarbų startą, jisai, baterija, kaip pat baterija, šiek tiek iškrauna, o čia yra tik tai kontaktą gauna, ten 2-3 jėga, viskas įsikraudinėja. Ir pavyzdžiui, ten iki varžybų likus, aš nežinau, kuriam ten laikui, tai eina daug kas žaisti azartinius žaidimus. Tai lygiai ta pati baterijos iškrovimas ir jisai prieš
prieš varžybas dvigubai, trigubai greičiau išsikraudinėjai ir atrodo, kas čia yra kortom žaisti, arba ten dar kažkokia azartinė. Bet tu tą prarandi tą energiją, kur tu kitą dieną išeisi, viskas tavo ten kabo, tu neturi. O seksas kai kuriems sportininkams drausdavo treneriai? Nežinau, čia, aš tai manau, kad čia nieko baisaus, kas yra gyvenimiška ir kas yra priimta. Nemanau, čia tikrai. O specialiai ten aš girdėjau, kad ten ir berods Sovietų Sąjungos ledo ritulio rinktinė neužleisdavo uždaryta, bet tai čia jau kankinė, tai aš nemanau, kad ten. Ar tai lėmė, kad jie tapo čempionais, o gero, taip čempionais būtų tapę. Tai čia. Kalbam apie tai, kad čempionai, tas pats Schwarzeneggeris, vis sakė, kad jisai taip ryškiai matydavo save nugalėtų, kai ateidavo tos varžybos, jam būdavo dežavų sindromus, jis jau visą tai 1000 kartų suko savo mintise. Ir jisai tai įsivaizdavo tol, kol galų gale buvo 100% užtikrintas, kad tikrai laimės. Kaip jūs, ar ruošdavotės, ar įsivaizduodavote čempionų, kaip ta ideomotorinė treniruotė smegenų? Bet kokias mintis, kad aš esu čempionas, vydavau į šalį. Vydavau į šalį. Būdavo tos mintelės visur ten kirba, tu vieną kartą čempionas, ten pasaulio čempionas, čia lik ir jau dėsninga, kad tu gal po metų ir būsi to olimpinių čempionų, rezultatai lik ir neblogi, bet tas mintis vydavau į šalį. Tas yra tikrai, manau, kad blogai, aš dabar galvoju, ar aš buvau kada pakybęs ant to, ar ne, čia galbūt anksčiau, kodėl aš taip darydavau, bet visada vydavau. Ir kam aš susikaupdavau, tai susikaupdavau rezultatui. Paskutinis klausimas. Ką jauniems ir nelabai jauniems lietuvaičiams ir ne tik lietuvaičiams galėtumėt palinkėti, kaip ta jūsų patirtis, kurią jūs gavote sporte, ar ją galima kažkaip, ar jūs ar pernešat į kitas sritys ir gal kažkaip principai, kaip tokia, kaip reziumė kažkokį, ką galėtų žmonės, nes sutikit labai daug negatyvios informacijos per televiziją, visur tu negali, viskas blogai ir žmogui labai sunku išlaikyti tą tokį, čempionų nuostatą, siekti, nes atrodo, nepasieksiu, ką jūs galėtumėt? Matot, čempionais ne visi gali būti ir tikrai nereikia visais tapti, nes jeigu visi norės būti čempionais ir jis taps, tai tada jau tas čempiono vardas devalvuosis, tai iš tikrųjų tai čempionai tampa tik tai tie patys geriausi, o paprasčiausiai vis tiek žmogui sportuoti reikia. Ir bet kokiu atveju reikia sportuoti ir jeigu tu eini sportuoti ir ten pradėti nuo paprastų, savo kokių tai tikslų, tam, kad būtų įdomiau sportuoti, vis tiek, jeigu atėjau, padariau 20 atsispaudimų, tai tada pradedu svajoti, galbūt reikia 25 padaryti. Po trupučiuką gali kelti, vis tiek žmogus geriau jausis. Aišku, paskui ateis tas momentas, kada galbūt ir atsibos, tada galbūt reikės šiek tiek savo charakterio savybės, save šiek tiek priversti. Lygiai tas pats yra ir kitose veiklose. Pradedi daryti, užsiimi verslu, užsiimi dar kažkur, turi dėti pastangų ir kartais atrodo, kad galbūt nesiseka, galbūt ten turi iškentėti tam tikrą momentą ir ateina geresni laikai, taip kad aš tikrai neįskirčiau, kad čia sportas yra kažko tai tokio, ar čia arti dievų, ar ten kažkokia tai užsiimimo veikla, kurie tikrai gali visi užsiimti ir tikrai tas sportas ir sugaištas laikas sportui tikrai jisai duos naudos ir paskui tie, kurie ilgesnį laiką sportavo ir užsiminėję sportinę veiklą, pilnai savo patirtis gali pritaikyti kitokio veiklose. Taip, kad tikrai sportuoti reikia, reikalinga ir tikrai labai naudinga.